Tai Dominikai, trumpai apibūdinant ralį, koks jis buvo? Mums ralis buvo pakankamai sėkmingas. Nuo pat pradžių matėm, kad pagrindiniai konkurentai yra iš Lenkijos ir būtent stengiamės juos išlaikyti už nugaros ir išlaikyti savo persvarą. Tai ypač antra diena mums sekėsi dar geriau, pavyko laimėti greičio ruožus ir džiaugiamės išsaugojęs sveiką automobilį. Kuris sudėtingiausia, kas buvo sudėtingiausia ralį? Kuris etapas, galbūt greičio ruožas, kuris? Pakankamai didelis spaudimas buvo vis tiek važiuoti pirmam ir žinant, kad negali nei barstyti sekundžių, bet ir privalai būtinai pasiekti finišą, nes tik tada gausi galutinį rezultatą. Tai tas psichologinis momentas buvo netoksai paprastas, o šiaip mums ralis ėjasi pakankamai lengvai ir sklandžiai. Būna tikrai daug sudėtingesnių ralių, tai džiaugiamės savo greičiu. Tai tu sakai, kad nebuvo labai sudėtingas, nes organizatoriai sako, norėjo padaryti tokį sudėtingą kaip Lietuvoje ralį, 2 dienų ilgas sudėtingas. Taip, buvo ilgas ralis, daug kilometrų, tas trasos tikrai sudėtingos, bet su ekipažu kažkokių papildomų problemų tai nebuvo, kad ralis pats iš savęs yra reikalaujantis pastangų, tai geras dalykas. Ralio Kauno Ruduo nugalėtojai! Impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy. Jo, tai pabandom bent jau paklausti, kaipgi sekėsi paskutinieji kilometrai. Pirmavę nuo pat varžybų pradžios. Vakar Dominikas su Renatu šiek tiek užleido Lenkam iniciatyvą, žiūrėkit, visas šypsosi, visas patenkintas, Domai. Pagaliau, ne? Tai nuliūdinsi Kauną, bet prieš Lenkus laimėjom, tai ir gerai. Aš manau, tai gera naujiena, kad taurė lieka Lietuvoje. Aš pats gal nesu kaunietis, bet ralis buvo tikrai labai gražus ir džiaugiamės būdami čia. Kuri atkarpa galbūt buvo tokia sudėtingiausia automobilis, skirtingai nuo Zarasų 2 savaičių istorijos sveikas, gražus, nei trupučio nenukentėjęs? Sudėtingiausia turbūt buvo paskutiniai ruožai ir paskutiniai kilometrai finišo, nes vis dėlto atsakomybė tokia ir moralinė, kad reikia būtinai atvažiuoti ir finišuoti. Kai Vytautas Švedas iškrito, pajutai, kad realiai, nors laukia vos ne pusantros dienos kelio, bet vieną koją jau ant aukščiausio garbės pakelos laiptelio, ar vis dėlto Lenkus dera vadinti labai rimtais varžovais? Bet tikrai Lenkai yra rimti varžovai ir aš nei kiek nejaučiau atsipalaidavimo ir už manęs yra Lenkijos čempionas ir kiti puikus pilotai, todėl spaudimas buvo didelis. Jausi dabar tokį principinį norą ant asfalto įrodyti, kad lietuviai kaimynam niekiek nenusileidžia? Labai norėčiau ir ant asfalto važiuodamas taip pat greit kaip jie čia, būčiau labai patenkintas. Po 2 savaičių Mikolaikos būsi, važiuosit, ar ten dar kalendorius nesudėliojot? Planuojam važiuoti Lenkijoje, Europos etape taip pat, tai pasimatysim vėl tenai. O Lietuvos čempionate gal tave šiandien jūsų čempiono vardu galima sveikinti? Aš ten tos bendros statistikos neskaičiavau, bet... Aš dar irgi visų taškų tikrai neskaičiavau, tai manau, kad čempionatas dar nesibaigė, turim dar 2 likusius etapus, tai kova dar tęsis. Dabar, Renato, paklausiu vieną klausimą. Saulenė, turiu prašymą iš organizatorių, sakė labai dabar čempionų nugalėtojų per daug nekalbinkim. Renato, vienas klausimas, ar mėgstat važinėti dviračiu? Mėgstu, labai. Tai 2 dviračiais džiaugsitės? Manau. Kągi, pablokit, Dominikas Butvilas, Renatas Vaitkevičius, ralio nugalėtojai.